Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Labadiena, eteryje Erika ir Martynas. Ir mes apžvelgsime ateinančios savaitės kultūros, meno bei sporto renginių Šiaulių mieste. Taigi kovo 21 dieną 18 val. Saulės koncertų salėje Andrius Mamontovas pristatys naują albumą Elektroninis dievas. Na, o ketvirtadienį, kovo 22 19 val. Koncertų salėje Saulė Aistė Pilvelytė įkūnys legendinę atlikėją Cher. Kovo 25 18 val. Šiaulių dramos teatre siūlome pamatyti vienos dalies komio tragediją Inertiškos dujos. Kovo 25 dieną nuo 11 val. Šiaulių arenoje visų veislių šunų paroda. Filmų premjeros. Kovo 23 įvyks filmo Mes nusipirkom zoologijos sodo premjera. Tai šilta, saulėta ir juokinga drama apie paprastus dalykus, kurie keičia gyvenimą. Ta pačią dieną galėsite pamatyti filmo Kontrabanda premjerą. Intriguojantis, kokybiškomis veiksmo scenomis prisodrintas kriminalinis trileris laukia jau nuo kovo 23 dienos. Laisvalaikio kino seansas. Kovo 22 dieną apie 18 val. Galėsite pamatyti veiksmo komediją su Katherine Heigl Daug vargo dėl pinigų. Su laisvalaikio kortele ir bilietų į šį seansą jūsų laukia speciali kaina ir Pepsi gėrimai. Na, pabaigai Šiaulių kultūros centras ateinančią savaitę siūlo tokius renginius. Kovo 21 dieną 18 val. Domino teatro spektaklis Žirklės. Kovo 23 dieną 11 val. Maskvos cirko šou. Kovo 24 dieną 15 val. Šokių festivalis konkursas Vaikystės vaivorykštė 2012. Kovo 25 dieną 17 val. Liaudiškos muzikos vakaronė groja dainiai. Kovo 26 dieną 18 val. Domino teatro premjera Apie ką kalba vyrai. Kovo 27 dieną 18 val. Domino teatro muziklos Paryžiaus katedra. Taigi ačiū, kad klausėte ir iki kitų susitikimų.